Šiaulius pasiekė karalienės Viktorijos laikų mada. Pasaulinio garso mados istoriko Aleksandro Vasiljevo ekspozicija Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje pristatyta visuomeniai ir ją bus galima apžiūrėti iki pavasario. Parodoje karalienės Viktorijos laikų mada nuo 1837 iki 1901 metų eksponuojami istoriniai kostiumai iš žymaus scenografo ir mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcijos. Manekenai aprengti drabužiais, kuriuos vyrai ir moterys dėvėjo karalienės Viktorijos valdymo laikotarpiu. Taip pat galima išvysti daugybę kostiumo aksesuarų, skrybėlaičių, vėduoklių, korsetų, papuošalų ir kitų tebenaudojamų arba jau pamirštų aprangos detalių. Tai buvo korseto epocha. Jie apibūdina nepasiekiamą moterį, kuri gausių sijonų kloščių apsaugota nuo vyriškų žvilgsnių ir judesių, kuri negali daryti staigių judesių, lakstyti, sėdėti transporto priemonėse ir, žinoma, neturi eiti į darbą. Nes šitie modeliai kurti romantizmo laikotarpiu, kai moteris neįgydavo išsilavinimo, tik rūpindavosi vaikais, vyrų ir namais. Мужем и домом. Это прекрасно. Сегодня ситуация, конечно, совершенно противоположная. Dabar viskas priešingai. Moteris turi teisę į išsilavinimą, kaip ir vyrai, bet jos ir rengiasi kaip vyrai. Mūvi kelnes, renkasi trumpas šukuosenas, sunkią avalynę, trikotažą. O šioje kolekcijoje epocha, kur moters talija siekia 50 cm. Šiandien mažai kas gali pasigirti tokią taliją. Талии в 50 сантиметров. Сегодня мало кто может похвастаться такой талией. Еще глубже, то, конечно, в 18 веке. XIX amžiaus vidurio stilius vadinamas antruoju rokoko. Ir čia yra to rokoko stiliaus elementų. Spalvose, audiniuose, gėlėse, juostelėse, švelniuose atspalviuose. Tai epocha, dar iki atsirandant vaniliniams dažams, todėl visos spalvos labai švelnios, neryškios, išplaukusios ir lengvos. Плавные, очень воздушные. В отличие от всех этих платьев, которые все сохранились в одном экземпляре. Visos šios suknios tik po vieną egzempliorių, nes jos nebuvo masiškai pardavinėjamos. Jos siūtos siuvėjų rankomis, pagal užsakymą ir moters figūrą. Jei moteris ateidavo, jai parodydavo audinius, ji išsirinkdavo paveikslėlį madų žurnale ir sakydavo, prašau man šitą, ir siuvėja pasiūdavo. Ir tai unikali šio periodo savybė, kuris man brangus savo romantizmu. Aš šią kolekciją ištrauktą iš sandėlio pamačiau pirmą kartą naujoje šviesoje. Aš sužavėtas grožiu ir apipavidalinimu. Первый раз в этой экспозиции, потому что она у меня лежала всегда на складе, и я только что приехал в Шауля, и я сам поражен красотой. Garsus mados istorikas piešia gana liūdną aukštosios mados ateitį. Aukštosios mados modeliai dabar kainuoja nuo 60 000 iki 200 000 eurų. Если раньше было хотя бы 200 клиентов в мире, которые покупали, то сегодня, конечно, количество. Jei anksčiau būdavo apie 200 klientų pasaulyje, kurie pirko aukštosios mados kūrinius, šiandien skaičius krenta. Iš kitos pusės ateina naujas klientas. Tai kinai, arabai, anksčiau dar buvo rusai. Dabar po įvykių Kryme rusai nebeužsako ir nebeperka aukštosios mados. Slepia pinigus ir taupo. Todėl aukštai madai nelengvi laikai, bet jie tęsis kaip kvepalų reklama. Reklama turi būti labai graži. Aukštoji mada – tai visad spektaklis, graži ekspozicija. Реклама духов, потому что духи покупают все, а реклама должна быть очень красивая. Это всегда спектакль, вот кутюра – это всегда очень красивая экспозиция. Aleksandras Vasiljevas pasaulyje žinomas mados istorikas, teatro dailininkas, kolekcininkas, 27 knygų, parodų, projektų, kelių dokumentinių filmų apie mados kryptis ir pokyčius autorius. Новая мода радикально уже не начнется. Все, что можно... Naujos radikalios mados tikėtis nebeverta. Tai, kokius apdarus buvo galima pasiūti rankoms, kojoms, kūnui, jau pasiūta per pastaruosius 2000 metų. Net jūs žiūrėsite į karalienės Viktorijos laikų modelius ir sakysite, tai panašu į Dior kolekciją, nes viskas jau buvo parodyta. Nustebinti šiandien drabužio formą neįmanoma, viskas jau buvo sukurta. Все было сделано.
Aleksandras Vasiljevas, žinomas televizijos laidų vedėjas, lektorius, rengiantis seminarus ir skaitantis paskaitas daugelyje pasaulio aukštųjų mokyklų. Parodas lankantys lietuviai Aleksandrą Vasiljevą pažino 2009 rudenį, kai Vilniuje Radvilų rūmuose pasaulinio garso istorikas pristatė pirmąją kolekciją Lietuvoje. Потому что время беспощадно к текстилю. Текстиль живет до 300 лет, а дальше распадается в пыль.